Renginiai Dzūkijoje. Kas vyksta mūsų krašte? Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman bei Saularė Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai Mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija. Labadiena, brangus FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė ir tikrai kviečiu jūs dabar bent jau mintimis nukeliauti į Druskininkus, o patiems druskininkiečiams ir miesto svečiams siunčiame šilčiausių linkėjimų iš Alytaus. Na ir aišku, skubu pasisveikinti su Druskininkų savivaldybės vicemeru Simonu Kazakevičiumi. Simonai, labadiena. Labadiena visiems. Labai malonu, Simonai, jūs girdėti ir tikrai džiugios žinios, kvietimas į Druskininkus kurorto šventę jau visai čia pat, tiesa? Taip, tiesa. Kurorto šventė jau netrukus savaitgalį. Tai artėjantis savaitgalis druskininkai pradeda tą miesto švenčių maratoną. Linkiu, kad oras būtų geras, kad nepakištų kojos. Ruošiamės kurorto šventį, kuri yra viena įspūdingiausių mūsų metinių švenčių. Tai iš tiesų ruošiamės, puošiamės. Kolektyvas dirba įsijuosęs tam, kad kiekvienas čia atvykęs atrastų tai, ko labiausiai tikisi. Mes galbūt, jeigu jūs padėtumėte, prabėgtume, peržvelgtume visas tas šventinės dienas, nes visas savaitgalis pilnai ir 22, 23, 24 gegužės mėnesio dienos Druskininkuose šurmuliuos, tai jeigu galėtumėte ir papasakokite, Simonai, kas penktadienį, kas šeštadienį, kas sekmadienį mūsų laukia. Jo, galbūt čia didžiausia naujiena šiais metais tai, kad Druskininkai kaip savivaldybė, kaip kurortas išties stipriai atsinaujiname viešąsias erdves, nemažai vyksta rekonstrukcinių darbų ir mūsų miesto arterija Vilniaus alėja šiuo metu yra renovuojama ir tradiciškai vykdavo šventė pramogų aikštėje, bet šiais metais dėl renovacijų teko pasukti visai komandai kūrybiškai galvą ir nuspręsti, kad atrasti naujas erdves. Ir viena iš tokių naujienų, kad visa šventė, pagrindinė scena įsikūrus prie Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro Gardino gatvė. Tai čia tokia didžiausia naujiena. Visa šventė tenais vyks, o prasideda, kaip ir minėjote, penktadienį. Tradiciškai 5:30 vakare įvyks tradiciškai Druskininkų bendruomenės ir miesto svečių teatralizuotos eitynės. Šiemet mūsų tema yra kurorto karnavalas, tai kiek aš žinau, tiek Druskininkų bendruomenė, tiek verslai, tiek svečiai tam labai stipriai ruošiasi. Kiek žinau, nuomos punktai tikrai jau tuštėja, parduotuvės irgi lentynos tuštėja, taip kad iš tiesų įspūdingas bus karnavalas ir patys labai ruošiamės. Tai primenu, 5:30 vakare prasidės nuo Circle K degalinės ir žygiuosime iki turizmo informacijos verslo centro Gardino gatvės prie pagrindinės scenos. Tai čia pradėsime šventę nuo šios mūsų tradicinių eitynių. Na ir laukia paskui šventinis vakaras, koncertas su muzikos mūsų lietuviškom žvaigždėm. Ir dar vienas iš tokių galbūt labai norisi paakcentuoti, kad tradiciškai mes laukiamiausias vienas iš akcentų yra mūsų naktinis fejerverkas penktadienio vakarą. Tai šį kartą irgi bus prie pagrindinės scenos. Akcentuoju labai stipriai, kad ne 12 valandą, bet 11 valandą, tam, kad ir mažieji miesto svečiai galėtų pamatyti įspūdingą reginį, šviesų, muzikos ir fejerverkų šou. Taip kad tikrai nepraleiskite šios progos, nes, kaip žinau, tai bus vienas iš spūdingiausių fejerverkų iš mūsų istorijos. O, tai tikrai labai intriguoja ir aš dar papildysiu galbūt jūsų pasakojimą, nes tikrai yra žmonių, kurie keliauja ir dar geros muzikos paklausyti, tai jau penktadienio vakaras lepinsite ir muzikos gerbėjus, ir Mood Sellers, ir Martynas Kavaliauskas, ir Biplanai, antikvariniai Kašpirovskio dantys. Visi telpa į penktadienio vakarą? Ta, ką mes suplanavom, tikrai netelpa penktadienio vakarą. Galvoju. Tai
tikrai trunka kelias dienas ir šeštadienį taipogi bus įvairių renginių ir rytą pradėsime šeštadienį būtent aktyviai, kai tradiciškai pas mus vyksta krepšinis 3x3, bus paplūdimio tinklinis, bus petankės turnyras, picklebolo turnyras Dineikos parke, tai tikrai tie, kurie mėgsta aktyvų laisvalaikį, tai lauksime nuo pat šeštadienio ryto, nuo 10-11 ryto. Taipogi vaikams, neužmirštame vaikų ir vaikams šalia esančiam Dineikos parke įsikūrus vaikų alėja su įvairiais žaidimais, makiažo stotelėmis ir balansinės lentomis. Taipogi neužmirštame ir kito žanro muzikos mėgėjų ir kolektyvų. Tai tikrai bus daug pasirodymų iš mūsų bendruomenės kolektyvų, taip kad tikrai laukiame visų, kurie atvyks ir iš artimiausių miestelių ir iš tolimesnių ir pasigrėti tuo vaizdu. O vakare tradiciškai tęsime su koncertinė programa ir pasirodys kitos Lietuvos popžvaigždės. Irūna ir Marijus Empolskis, dar Juoza Milkman, bei Solar Einis ir Baltic Balkan. Tai šeštadienio vakaro muzika, ar ne? Taip. Dar Dūzgės beje ir penktadienį ir šeštadienį po koncerto vyks, tiesa? Taip, Dūzgės, kadangi nors ir prie pagrindinės scenos užsitęs vakarėlis, bet pasibaigus jam bus kviečiama į mūsų vieną iš įspūdingiausių naktinių klubų vykstančias Dūzgės. Tai išties tie, kurie dar nenorės anksti eiti miegot, tai turės progą pratęsti šventinę nuotaiką klube. Ir ką dar nepaminėjau apie mugę mūsų tradicinę, tai irgi laukia įspūdinga mugė. Kiek aš žinau, tikrai daug norinčių prekiauti įvairiais rankdarbiais, įvairiais kitomis prekėmis, taip kad, žinau, daugiau buvo norinčių, negu galime talpinti. Smagu. Tai laukia mugė irgi nauja vietoje, bus Kudirkos gatvėje, Gardino gatvėje, taip kad atvykę svečiai, tradiciškai, kurie mėgsta kas metus atvažiuoti pas mūsų į kurorto šventę, tikrai atras naujas erdves ir atras naujus druskininkus, nes bus šventė vyks skirtingose lokacijose. Ir sekmadienis taip pat ta diena, kur dar tokie tikrai labai gražūs šventės atspindžiai vyks druskininkuose, tiesa? Taip, sekmadienį mes dažniausiai paliekame tiems, kurie mėgsta sveikatingumą ir mėgsta ankstus rytus ir taip, kad kviečiame 9 valandą Dineikos parke, bus mankšta gamtoje ir gongų terapija. Na, kvieščiau, aišku, užsukti į interneto svetainę. Druskininkai.lt. Taip, druskininkai.lt, kur visa programa ir valandos, ir vietos, gatvės. Na, žodžiu, viskas yra sudėliota, dar yra muzikinis fontanas, turbūt ta erdvė, kuri irgi kvies kaip visą laiką. Čia jau muzikinis fontanas vienas iš centrų traukos, ar ne, druskininkuose? Taip. Ir didelė plati gausi programa, nuo mažiausio iki vyriausio, nuo druskininkiečio iki toliausių miestų atvyksiančio žmogaus. Tai druskininkų kurorto šventė gegužės 22-24 dienomis. Simonai, labai smalsu jūsų klausti. Jūs pats kaip žmogus, kaip druskininkietis, ne kaip savivaldybės vicemeras, bet kaip Simonas. Kokio galbūt renginio, ar grupės, ar dainininko jūs pats asmeniškai labiausiai laukite artėjančios šventės metu? Aš tai labiausiai laukiu teatralizuotas eisenas, nes kai matau, kiek žmonės ir mūsų kolektyvai įdeda širdies ir darbo, tai kiekvienais metais pagal skirtingas tematikas išties įspūdinga žiūrėti tą reginį, nes kiekvienas pasiruošė labai skirtingai, labai įdomiai ir tą pamatyti, tai vienas iš įdomiausių momentų būna. Nepaisant to, kad, aišku, įvairūs vakaro koncertai, ir, aišku, ferverkas vienas iš mūsų laukiamiausių epizodų. Ar dar yra galimybė kažkur apsistoti vietą, kažkur išsinuomoti, kad atvykti visam savaitgaliui, jeigu ypatingai iš tolimesnių vietų žmonės atvažiuoja, ar jau taip sudėtingai, jau reikia pasistengti paskubėti? Na, tradiciškai, kiek aš pamenu istoriškai, tai kurorto šventė mūsų yra pati didžiausia ir su vietomis yra jau problema ir tie, kurie dar, jeigu matote tam tikrose apgyvenimo sistemose dar laisvų vietų, tai suskubkite, nes kiek pamenu, visą laiką būna tas savaitgalis 100% užimtumas, taip kad tikrai siūlyčiau nelaukti ir
rezervuotis vietas. Nes tikrai 100% rekomenduojame apsilankyti Druskininkuose savaitgalį, taip? Taip, nes juo labiau, kad nors už lango šiuo metu truputėlį lynoja, bet kiek mačiau prognozę, tai laukia virš 20 laipsnių temperatūros, lietaus neturėtų būti, taip kad laukime penktadienį nuo 5:06 valandos vakaro pradėsime su teatralizuotomis eitynėmis ir pasitiksime jūs visus prie pagrindinės scenos, prie Turizmo informacijos centro. Ačiū šiandien, Simonai, Jums už pokalbį, linkiu labai gražios šventės, linkiu, kad nelytų, kad iš ties būtų 20 su pliusu ir pajustume jau tikrai artėjančią vasarą ir kurortą tą šventę. Ačiū labai, laukiam visų. Primenu, mes kalbėjome su Druskininkų savivaldybės vicemeru Simonu Kazakevičiumi. Renginiai Dzūkijoje. Kas vyksta mūsų krašte?